Labas draugai, žodžiu, šiandien video apie saulės elektrinių baterijas. Truputį noriu apie jas papasakoti, kas tai yra, kam jos naudojamas, iš ko jas gaminam, iš ko galima gaminti ir visa kita. Tai žodžiu, šiai dienai ir jau senokai saulės elektrinių naudotojai jau įsigyja ir statosi akumuliacinės talpas, sakykime taip, saulės elektriniam, nes einam link to, kad tas atidavimas, kaip ir buvau minėjęs čia prieš keletą metų, kad jo greit nebebus, tai jau link to eina. Ir žodžiu, ir žmonės statosi saulės baterijų kaupiklius, kai kurie perka originalius, kai kurie patys gaminasi, kai kurie prašo, kad pagamintų, kaip šiuo atveju aš gaminu dabar. Viskas priklauso nuo žmogaus piniginės, sakykime taip. Ne kiekvienas gali turėti didelius pinigus ir ne kiekvienas gali galbūt paramą gauti. Tai kiek žmonių, tiek variantų, kiek esu klausęs, prisiklausęs, tai kaip kam išeina, taip tas darosi, sakykime taip. Tai tie kaupikliai yra kas gerai dar. Dingus elektrai, visada turėsite atsargą, sakykime, akumuliatoriui. Sakykime, jeigu dingsta elektra, jūs atiduodate tinklą, viskas, jūs elektros nebeturit. Iš tinklo nėra elektros ir iš saulės, dabar bijau pameluoti, man atrodo, netgi jeigu dingsta elektra, netgi iš saulės elektrinės jūsų, man atrodo, irgi negeneruoja į namą elektros, lygtais, dabar bijau pameluoti, bet gal ne visiems modeliams. Tai kurie, jeigu kas žinot, pakomentuokit. Tai dabar anksčiau buvo statėsi žmonės atidavimui tik į tinklą, tai dabar jau tendencija yra atėjus, kad žmonės jau stengiasi arba keisti inverterius į, sakykime, hibridinius. Nes suprato žmonės, kad akumuliatoriai, akumuliacinės talpos yra gerai ir be jų kuo toliau, tuo, manau, bus sunkiau su saulės elektrinim. Dėl akumuliatorių talpyklų, sakykime taip, buvo paramas praeitais metais gan nemažos, kai kurie netgi gaudavo paramą daugiau negu juos nupirkdavo ten, žodžiu, nesigilinu aš ten. Ir tai šiais metais jau paramas jau mažėja. Tai jeigu jau mažėja, žinokit, akumuliatoriai brinks ir jų poreikis didėja. Tai čia sakau, kaip žmonės nori, kas nori gaminasi, kas nori perka, čia kaip kam. Taip, tai dabar, žodžiu, gaminu bateriją 48 voltų sistemai iš elektromobilio Nissan Leaf celių. Ir tos celės yra su, dabar bijau pameluoti, 70% sohų, to prasme, talpos. Ir aš tuoj pat jums parodysiu, kaip viskas atrodo. Tai va, mano baterija surinkta atrodo šitaip. Čia šone pastačiau BMS-ą. Čia yra minusas, kuris eis į automatinį išjungėją, sakykime, ar į saugiklį kažkokį, ką jūs jau dėsite. P raidė, matot, yra. P tai reiškia power, B tai battery. Battery tai reiškia ant minusinės klemas įjungiam čia. Aš prijungiau ant šinos, ant M6 varžtų. Ir izoliavau truputį, nes transportuojant, kad man kur nors netyčia neprisiliestų. Čia yra uždėtas kembrikas. Taip, antgaliai, tuoj parodysiu kokie. Antgaliai yra tokie pas mane sudėti, 35 kvadratų kabeliui. Turbūt netgi galima parodyti, kad matosi. Jie tuska blogai fokusuoja. Na va, žodžiu, matosi 35 kvadratų kabeliui. Tai šitie du laidukai, kurie išeina iš BMS-o, kaip tik tinka 35 kvadratų kabeliui. Ir supresuojam mes štai su tokiu presu. Turim tokį jato presą hidraulinį. Įkišam čia, užpresuojam, kad būtų geras kontaktas.
Kitaip sakant, kad nekaistų ir būtų viskas gerai. Kada nekaista, viskas tvarkingai, tai ir to gaisro tikimybė yra labai maža, sakykim taip. Toliau. Čia irgi izoliavau tą galą, nes transportavimo metu, kad nedaug dievė kažkur neprisiliestų, nors aišku, transportavimo metu mes jį išjungsim. Čia esu priviniavęs truputį prie šono įjungimo išjungimo mygtuko, perkrovimo mygtuką. Jis yra gan ilgas, čia kokį pusę metro turbūt. Tai aš dabar čia šonę jį saugiai pridėjau, kad jis niekur nenusimestų, nenusitrauktų. Paskui žmogus, kada jau pasidarys dėžę, sakė, tai tą mygtuką gali žmogus išsikišti ar tai čia, ar tam gale, kur jau jam patogu. Dėl to aš niekada jo nemontuoju, žmogus pats nuspręs, kur jam patogiau. Čia yra 14S sistema. Čia yra sujungti visi balansavimo laidukai, šitie raudoni. Šitais laidukais BMS mato, kiek celė yra voltų, kokia varža yra ir visa kita. Galima stebėti telefone. Čia yra ant didesnės sistemos. BMS yra štai va toks sudėtas. 1 ampero balansavimas štai yra. Taip yra 150 amperių, o trumpalaikis gali būti 300 amperų. Tai čia yra nuo 8 iki 14S, tai nuo 8 celių iki 20 celių galima daryti. Čia yra 14S. Tai lyčiniai laidukai aš visus juos izoliuoju, suvinioju, kad nebūtų pliki kontaktai, privinioju prie šoną, kad nesisvaidytų. Tai jeigu žmogus sugalvotų kažkada pakeisti sistemą ar kažką, tai galima atjungti viską ir pajungti ant galingesnės sistemos. Aš visą laiką izoliuoju, niekada nenukerpu, palieku taip, kaip yra. Ir viskas. Taip. Toliau čia yra, turbūt šitas galima nuskanavus parsisiųsti programėlę, aš taip suprantu, arba gali būti instrukcija. Tiesą pasakius nežinau, nežiūrėjau, netikrinau. Nes aš programėlę turiu, viskas su to BMS man kaip ir plius minus aišku. Nors kuo toliau jų, tuo žiūriu, jie mandresni darosi. Nes anksčiau nebūdavo, lygtais, kad nebūdavo pašildymo akumuliatoriaus, dabar ta funkcija lygtais yra jau juose. Bet kažkaip man su pašildymu neteko montuoti, tai negaliu pakomentuoti daugiau. Tai tiek, o šinas visas jungiam po 3, yra 7 grupės po 3, kaip matot. Šinas yra varinės iš elektromobilių. Parodysiu, kokios tos šinos čia buvo pas mane. Štai, iš tokių šinų aš darau, iš elektromobilių. Čia yra, būtent šitos yra nuo Volkswagen Golf. Tai čia matosi kažkokie užrašai. Tai iš Volkswagen Golf šinas. Susigręžiuojam, susivaržam. Būtinai geri kontaktai, kad būtų. Ir sudedam balansavimo laidukus, sujungiam ant galiukus, užpresuojam ir kaip sakant, akumuliatorius paruoštas. Šitas akumuliatorius keliaus į Mažeikius lygtis, jeigu neklystu. Ir šito akumuliatoriaus talpa yra 7,5 kWh. Tai iš tų 7,5 kWh aš manau 5 kWh galės drąsiai pasiimti žmogus iš jų. Nes, kaip žinom, yra viršutinė riba, yra apatinė riba. Negalima pilnai iškrauti, negalima pilnai pakrauti šitos baterijos dėl ilgamžiškumo ir dėl saugumo. Tai yra taip, yra 7,5 kWh pagal amperažą suskaičiavus, bet naudojimui yra 5 kWh. Aš visą laiką taip sakau. Bet skaitosi čia ir 7,5 kWh, nes aš pagal sochą suskaičiavau su programėlė, pagal celės, kiek čia gaunasi talpos. Tai gaunasi pas mane 7,5. Toliau iš galų yra originalės nuo Leafų mašinų paskutinės laikikliai. Paskutiniai. Tai aš juos per pusę perpjaunu, nes jos yra dvigubos. Sakykim taip, per pusę perpjaunu, tai į vieną galą įdedu. Ir štai į kitą galą įdedu. Būtinai reikia juos, kad užspaustų, kad jų neišpūstų. Jas reikia gerai suveržti, šitas celės. Ir tada galima saugiai naudoti. Iš tokios baterijos, bent jau mano rekomendacija būtų, gal kiti kitaip parekomenduos, bent jau aš sakyčiau,
nesistengti iš 7,5 kWh baterijos traukti ten, sakykime, 7 kW. Aš nerekomenduočiau. Aš rekomenduočiau, turbūt iki 5 kW, gal 4,5 daugiausiai. Aišku, galima ir daugiau, bet tai aš nerekomenduoju, tai nėra saugu visų pirma. Jeigu norėsite iš baterijos traukti momentinį, sakykime, kokį, kiek čia daug, sakykime, kokius 8 kW norėsit galios traukti, tai rekomenduočiau dar vieną tokį bloką turėti, pasistatyti. Nes negalima iš tokios talpos traukti belekiek amperų. Tai čia būtų maždaug iki 100 amperų, mano rekomendacija būtų. Tai būtų saugu ir rekomenduotina iš mano pusės. Bet gal kažkas pakomentuotų daugiau šito klausimu, bet aš taip nedaryčiau. Aš sakau, aš daryčiau iki 100 amperų ir aš BMS atreguliuoju, kad žmogus irgi iki 100 amperų daugiau neištrauktų. Kad būtų ribojamas iki 100 amperų, jeigu sieksite, BMS gali trumpam atjungti sistemą. Atjungti akumuliatorių, nes jis matys, kad jūs jau viršijate tą leistiną normą. Po kurio laiko jisai atsigauna ir vėl pasileidžia. Tai va, tokie mano būtų pasisakymai apie šitą bateriją. Gaminsim, aišku, dar vieną bateriją. Yra... Dabar nežinau, kur aš čia pasidėjęs esu, tiktais turbūt dabar nerasiu, tai greitai. Dar vienas BMS buvo, tik aš jį nežinau, kur padėjau dabar. Sekančiam kartui palikim, nes turiu pagaminti šią savaitę dar vieną tokį pat akumuliatorių, kuris iškeliaus pagal mane į Telšius, man atrodo, irgi žmogus atvažiuos pasimti. Tai žmogus jau senai laukia šiaip, bet sakė, gali neskubėti. Tai labai ir neskubėjau, bet sakau, vienas yra surinktas jau, viskas keliauja. Žmogus pasidarys dėžę, tai ar tai iš jūrinės plokštės, ar metalinė, čia jau kiekvieno reikalas, kaip kas pasidarys. Esu turėjęs ir su jūriniam plokštėm, turiu ir su metaliniam dėžėm padarytų. Tai nežinau, viskas tarnauja gerai, karts nuo karto ateinu, prasitikrinu kontaktus. Nes, sakykime, tai po gero sezono vis tiek, sakyčiau, reikėtų prasieiti, pasitikrinti kontaktus, nes metalas, kai būna vis tiek šaltas, šilta, šitie varžtukai būna mėgsta atsileisti, tai juos reikėtų karts nuo karto prasieiti, prasitikrinti. Tiek šitus angaliukus, kur yra balansavimą, juos irgi reikėtų visus karts nuo karto prasieiti, pasivaržyti. Tiek nuo BMS, sakykime, laidą irgi reikėtų karts nuo kartą pasižiūrėti ir tikrai pamatysite, kad bus atsileidęs, nes nuo šilumos metalas vaikšto ir mėgsta kartais atsileisti. Ir kada mes nekontroliuojam situaciją, sakykime taip, dažniausiai būna ir dėl to pradeda kaist, svilti ten ir visi kiti dalykai. Tai kontroliuoti svarbiausia yra geri kontaktai, gerai suveržtos celės, užstatyti tam tikrą amperažo krovimą ir iškrovimą, neviršinti ribų. Ir šitą bateriją tarnaus dar ilgai ir jums ir nuobodžiai, sakyčiau taip. Tai gero visiems turbūt sezono. Jeigu reikia akumuliatorių, kreipkitės. Dėl kainos nepasakiau dar, kaina pas manęs yra, nežinau, turbūt aš manyčiau, kad normali. Už šitą bateriją 550. Šitą žmogui aš dar buvau pažadėjęs 500 eurų. Bet šiaip 550, 7,5 kWh, BMS, visas pajungimas. Be korpuso. Jeigu norit korpusą, galiu pagaminti atskirai. Bet dažniausiai aš pasakau, kad kaina, tai žmonės dažniausiai patys sako, pasidarys tą korpusą, tai aš nematau kažko sudėtinga pasidaryti kažkokią dėžę saugiai, kad būtų su šonais, su dangčiu, kad neprisiliestų, neužkristų koksai raktas ar dar kas nors neužtrumpintų kontaktų. Tai tiesiog galima iš baldinių plokščių pasidaryti, daug kas pasidaro, galima iš jūrinės plokštės, galima metalinės, kaip minėjau. Čia jau jūsų reikalas ir kiek žmonių, tiek nuomonių. Tai tiek, turbūt kainą pasakiau, talpą pasakiau, iš ko pagaminta pasakiau irgi turbūt, tai tiek. Pakomentuokit, kaip jūs iš ko gaminat, ką gaminat.
gal kažkokių naujovių, aš kažką pasisemsiu iš jūsų, tai susirašom komentaruose ir iki sekančių video.